Buvo mažas šuniukas vardu Fifi. Fifi buvo linksmas ir smalsus šuniukas, kuris mėgo leisti laiką su savo šunų šeima, mama Luna, tėčiu Makfu ir vyresnėja sese Bela. Vieną vasaros dieną visa šeima nusprendė vykti atostogauti prie jūros. Fifi buvo pirmą kartą tokioje kelionėje, todėl labai jaudinosi. Vos tik jie pasiekė paplūdimį, Fifi nekantravo pajusti smėlį po letenėlėmis ir pasinerti į vėsų vandenį. Visa šeima pasitiesė pledą, o Fifi iškart nubėgo link bangų. Jis bėgiojo pakrante, šokinėjo per bangas ir žaidė su kitais šunimis. Atrodė, kad viskas yra tobula. Bela, vyresnioji Fifi sesuo, visada buvo labai atsargi. Ji žinojo, kad jūra gali būti pavojinga ir visada saugojo savo jaunesnį brolį. Tačiau tą dieną Fifi buvo toks susijaudinęs, kad jai nepavyko jo pastebėti. Jis pamatė žuvėdrą skraidančią virš vandens ir nusprendė ją pagauti. Jis bėgo ir bėgo, kol galiausiai atsidūrė vandenyje. Tačiau žuvėdra nuskrido toliau, o Fifi nepastebėjo, kaip toli jis nuplaukė nuo kranto. Staiga suprato, kad nejaučia dugno po letenėlėmis ir pradėjo bijoti. Jis bandė plaukti atgal, bet bangos buvo stiprios, o jis jau buvo pavargęs. Vanduo pradėjo jį semti, o Fifi pradėjo panikuoti. Jis garsiai lojo, šaukdamas pagalbos. Laimiai Bela greitai pastebėjo, kad jos brolio nėra šalia. Pažvelgusi į jūrą, ji pamatė Fifi kovojantį su bangomis. "Bėkite pas gelbėtoją!" Sušuko ji tėvams ir pati metėsi į vandenį, kad pabandytų padėti broliui. Luna ir Maksas tuoj pat nubėgo link gelbėtojo bokšto, šaukdami pagalbos. Gelbėtojas, kuris tuo metu patruliavo aplink, greitai sureagavo. Jis nedelsdamas iššoko ant gelbėjimo lentos ir plaukė link Fifi. Bela bandė pasiekti brolį, bet bangos buvo per stiprios. Kai gelbėtojas pasiekė Fifi, atsargiai jį pakėlė ant lentos. Mažas šuniukas buvo išsigandęs, bet jautėsi saugus. Gelbėtojas greitai grįžo su Fifi į krantą, kur laukė Luna ir Maksas. Visa šeima apsupo Fifi, apkabindama jį ir išreikšdama savo palengvėjimą. Fifi buvo pavargęs ir šlapęs, bet laimingas, kad yra saugus. Gelbėtojas pamokė šeimą, kaip svarbu visada stebėti savo augintinius, ypač prie jūros. Nuo tos dienos Fifi išmoko svarbę pamoką. Suprato, kad nors jūra ir graži, ji gali būti ir pavojinga. Nuo tada jis visada laikėsi arti šeimos ir klausėsi vyresniosios sesers Belos patarimų. Visa šeima praleido likusias atostogas žaisdama paplūdimyje, bet visada su atsargumu. Fifi daugiau niekada neplaukė per toli nuo kranto. Jis suprato, kad saugumas yra svarbiausia ir visada verta klausytis tų, kurie turi daugiau patirties. Taip mažas šuniukas išmoko, kaip svarbu būti atsargiam ir rūpintis vienas kitu.